Sveiki, sveiki. Aš esu Neringa. Šiame kanale daugiausiai kalbu apie Etsy pardavimus, Etsy platformą, bet šiandieną bus tema, kuri yra šiek tiek platesnė, bet labai svarbi visiems Etsininkams, kurie prekiauja Etsy, bet ne tik jiems, bet ir tiems, kurie apskritai prekiauja internetu, prekiauja Europos Sąjungoje. Tai yra, jeigu siunčiate savo produktus Europos Sąjungoje, ši informacija jums bus labai svarbi. Taigi, aš nežinau, kokiu būdu ji manęs nepasiekė anksčiau, bet pasiekė prieš maždaug porą savaičių, gal šiek tiek daugiau, nors šitie reikalai jau virė gana ten anksti, gal porą metų prieš buvo pirmosios ten pirmieji reguliavimai ir užuominos ir jau, kad tai bus, ir nuo gruodžio 13 dienos įsigaliojo bendrasis produktų saugos reglamentas, GPSR, angliškai General Product Safety Regulations, kuris galioja Europos Sąjungoje, prekiaujantiems Europos Sąjungoje. Tai yra tiek mes viduje Europos Sąjungoje, kas prekiaujame internetu, tiek kas prekiauja iš išorės, sakykime, iš Amerikos siunčia į Europos Sąjungą produktus, pardavinėjas svetainėse, marketplace'uose, ar ten iš Anglijos, ar kažkur, tai jiems šitas dalykas galioja. Anksčiau buvo direktyva, jinai buvo paprastesnė, dabar reglamentas, jis yra sudėtingesnis ir griežtesnis, tai iš esmės labai daug dalykų griežtėja ir aš peržiūrėjau tiesiog, va prieš įrašant video, jau į Google, ir bandžiau surasti šitą informaciją lietuvių kalba ir žinokit, niekur neradau. Apart kažkokio ten oficialaus to ten puslapio yra jisai, tų teisinių ten tekstų kažkokių, bet žiniasklaido aš niekur neradau. Ta prasme, aš nežinau, kaip ar aš praleidau, ar aš nemačiau, bet dabar specifiškai ieškodama, aš net neradau ieškodama jokios informacijos, kad kas nors apie tai kalbėtų. O tai yra, na, super svarbu. Tai yra kaip duomenų apsaugos tas buvo reglamentas, jau taip viešai visur, o čia tokia tyla. Tiek ir, pavyzdžiui, Instagram'e užsiklausiau vienos ekspertės, kuri kalba apie prekybą, elektroninę prekybą internetu, visokius teisinius aspektus panašiai. Jinai net šitos temos nežinojo ir net nebuvo palietos, tai, na, paraginau, paklausiau, ar jinai kalbės, tai, sako, nesusiplanavus artimiausių metų, bet pabandysiu pasižiūrėti. Toks lyg ir kas čia tokio, ar ne? Bet iš esmės yra, na, iš Etsy pusės, dėl ko aš kalbu, nes Etsy apie tai informavo, bet irgi taip gana vėlokai. Tada aš daugiau informacijos susiradau anglų kalba, iš amerikiečių, iš anglų šaltinių, ten verda šita tema beprotiškai ir tos informacijos tikrai yra, tai aš skyriau laiko viską išsišnekštinėti, susigyventi, nes, na, tai nėra paprastas dalykas perskaityti tuos sakinius, yra labai daug įvairių ten dokumentų ir šaltinių. Ir, na, tiesiog iš vienos pusės pasiklausiau video, iš kitos, webinarą, seminarą ir ta informacija dabar į mane, na, kažkiek jau sugulė ir jaučiu, kad galiu padaryti šį video ir šitą temą pakalbėti. Tai aš šiandieną papasakosiu viską, ką aš žinau, ką sužinojau ir pagal šiandienos mano supratimą ir žinias, kaip yra. O tada seks sausio mėnesį jau toks kaip ir, na, detalesnis instruktažas, ką reikėtų pasidaryti, nors realiai mes jau turėjom būti visi pasidarę gruodžio 13, bet nežinai, nepasidarėjai. Bet tai net leidžia nuo atsakomybės. Nes jeigu tie dalykai nebus padaryti ir mes, na, netaikysime tų reikalavimų, tai kas liečia Etsy, ar ne, pasikreipus tam tikrom institucijom į Etsy, jie gali pasakyti, kad va, tas pardavėjas nesilaiko reikalavimų, ar net ten nenurodo tokios informacijos ir tą listingą gali išimti arba netgi uždaryti parduotuvę. Tai kam yra svarbus pardavimai Europos Sąjungoje? Atidžiai viską perklausykit ir po to jau papasakosiu, kas bus toliau, kuo aš galėsiu jums padėti, nes tikrai yra daug painiavos ir įsivaizduoju tiem, kurie, na, elektroninė prekyba yra pradžia, Etsy yra pradžia arba dar net gerai anglų kalba sunkokai, tai iš vis šie dalykai gali būti kosmosas. Pasistengsiu padaryti taip, kad jums būtų žymiai paprasčiau viską paduoti kiek įmanoma, sudėlioti, kad jūs tik tai sėdėtumėte tam tikrose vietose. Tai kas tas yra bendrasis produktų saugos reglamentas? Tai iš esmės jis apibrėžia tai, kad tas daiktas, ką mes siunčiame, ką mes gaminame arba parduodame, perparduodame ar ne, nes tai galioja ne tik Etsy, tai galioja ir apskritai, kas prekiauja savo elektroninėse svetainėse, jisai būtų visų pirma saugus tam žmogui, tam klientui, kuris jį gavo. Ir tas saugumas apima daug dalykų. Tai yra, kad ta, na, informacija, kurią turi
žmogus ar ne, pardavėjas apie daiktą, iš ko gamina, arba kieno gamintas produktas, importuotas ar ne, tiek informacija apie patį produktą, kokios sudedamos dalys, kas naudota, kaip naudoti, ar ne, atsargumo, saugumo reikalavimai, instrukcija, sakykime, ten netinka vaikams, ar ne, arba tik suaugusiems, ten aštrūs kampai, ta. Iš esmės, šiaip produktai mūsų visi turi būti saugus, ar ne, mes nesaugiais produktais prekiauti apskritai negalime. Ir tie visi reikalavimai, kas yra numatyta tam reglamente, ką mes dabar turėsim daryti, jie yra tikrai logiški. Ta prasme, yra tokių vietų porą, kur, aha, kaip čia, kam čia, bet šiaip yra jie logiški, nes iki šiol mes, Etsyje, mes prasisukdavom labai lengvai. Iš esmės, pagaminu kažką, numeriu šaliką, įvynioju, siunčiu. Nei etiketės kažkokios, na, nebent kažkas brandą kažkokius įdėjo, nei ten instrukcijos, o tie reikalavimai iš tikrųjų yra, juos reikia atitikti, o mes tiesiog pagaminom, siunčiam, ar ne, ten saldainiuką įdėję. Tai nuo šiol dėja, bet reikės užsiimti visų tuo rimčiau, netgi tiems, kurie gamina rankdarbius, reikės tuos dalykus daryti. Tai čia atsiranda plus, papildomas taip darbas, kuris, na, tikrai nervina, nes mes įpratę daryti kitaip ir tai išmuša iš komforto zonos, bet visgi mes, jeigu, na, parduodame, darome, tai mes darome verslą, ne, mes einame link verslo. Ir visi, kas yra Etsyje, jie yra iš esmės traderiai, ne, prekybininkai užsima ekonominė veikla, tai yra siekia pardavimų tam, kad uždirbtų. Ne tai, kad ten parduotų vieną kitą daiktą ar atsikratytų vieno kito daikto, ar ne, kaip, pavyzdžiui, Vinted. Yra kas siekia uždirbti, bet iš esmės Vintedas skirtas, na, tiesiog perparduoti nepatikusį arba nebereikalingą daiktą, ar ne? O Etsy yra skirta, na, vystyti pardavimus, uždirbti, tai dėl to visi, kas yra Etsy, skaitome, yra traderiai ir jie užsiema ekonominę veiklą. Tai visiems tikriausiai be išimties, na, gal ten 0,01% kažkas ir išimti papultų, bet iš esmės visiems tai yra taikoma. Tai aš dabar pajungsiu ekrane keletą puslapių, kuriuos mes peržvelgsime ir aš papasakosiu. Čia yra iš Etsy straipsniai, bet juose yra tam tikros informacijos ir nukreipiamos informacijos ir aš viską papasakosiu dabar, kad išdėstysiu, kaip viskas yra, ar ne. What is the General Product Safety Regulation? Tai kas tai yra tas GPSR, ne, bendras produktų saugumo reglamentas. Tai, kaip minėjau, jisai įsigaliojo gruodžio 13 dieną. Šiais metais, nors ten pati pradžia šito reikalo buvo, jeigu neklystu, 22 metais, kiek mačiau, ar 20 netgi, bet vat, mes kažkaip sužinojom, va, tik tai neseniai. Tai čia tikrai labai keistas dalykas, nes aš tą informaciją seku ir labai daug klausau, apskritai apie Etsy daug klausau ir šitą informaciją manęs nepasiekia ir apskritai apie verslą, ekonomiką, ten praskaitau ir aš niekur neradau šitos informacijos dabar ieškodama. Tai vat klausimas, ar jinai buvo, gal kažkur kažkaip buvo, bet jinai labai yra, na, neiškelta pas mus ir aš tikiuosi, kad nežinau, kam pasiūlyti, bet kad kažkas iš žurnalistų tikrai paimtų, pabandysiu parašyti į verslo žinias, galbūt gal jie ir skelbia apie tai, bet iš esmės, na, tai liečia labai daug verslų ir apskritai beveik visus verslus, tai liečia visus verslus, kurie Lietuvoje prekiauja, Lietuvoje įsikūrė ar neturi parduotuvės elektroninės, Shopify, ten WordPress'as, Etsy, Amazon, eBay ir jie prekiauja ES. Tai net jeigu mes prekiaujam Lietuvoje, tai irgi galioja, nes mes prekiaujam ES. Na, nebent mes neprekiaujam Lietuvoje ir neprekiaujam ES, prekiaujam tik tai į Ameriką, sakykime, ar ne, arba tik į Angliją. Lietuvoje verslas, bet prekyba vyksta tik į Ameriką ir tik į Angliją, tai šitas negalioja ir nereikia savo sukti galvos. Anglijoje šiaip tai jis yra, bet truputį kitoks, bet irgi galioja specifiškai Anglijoje, bet į Ameriką tokio dalyko nėra. Tai griežto kažkada gal bus. Bet jeigu mes siunčiame Lietuvoje arba kitur ES, tai šitas dalykas galioja. Tai dabar, kam jis yra taikomas? Who does this GPSR apply to? Kam jis yra taikomas? Tai pardavėjams, kurie parduoda savo produktus ES rinkoje. Tai yra, ne, tai visuose, bet kurioje ES šalyje, nesvarbu, kur yra pardavėjas. Kurioje šalyje. Tai pardavėjas gali būti bet kurioje pasaulio šalyje, bet jeigu jis parduoda produktus į ES, tai yra klientas yra ES, jam šitas galioja.
Dabar ką pardavėjai parduodantys ES turi pasidaryti dėl būtent šito reglamento, tai savo Etsy paskyruose pridėti Economic Operator. Tai Economic Operator tai yra, na, tas čia kas yra tas pagrindinis, čia net lietuviškai nežinau kaip išversti, kaip Lietuva iš tą vers, net nežinau, ekonominis operatorius tikriausiai tiesiogiai taip ir išsiverčia. Tai Etsy yra skyriukas tam pasidaryti, jis jau kažkuris laikas yra įdėtas ir specifiškai Etsy tą žingsnį padarė įdėjau, nors tikrai galėjau padaryti, manau, daugiau ir gal dar padarys, nes šiaip tai, kiek girdėjau, Europos komisija pati dar duos išaiškinimus smulkiesiems prekeiviams dar, nors jau galioja, bet dar duos išaiškinimus vėliau patarimus, ar ne? Tai Etsy yra skyriukas, einate į settings, partners you work with, tai ten įsidėdavo partners you work with, kur yra production partner, jeigu kažkas kitas mums padeda gaminti produktus, bet dar yra viršuje, o apačioje yra economic operator. Tai mes esantys ES ten tiesiog galime susivesti patys save, kaip fizinį asmenį, ne, savo vardą, pavardę ir visus tuos duomenis, kuriuos ten reikia suvesti. Tai ten adresas, telefonų numeris, e-mailas ir panašiai. Tiem iš tikrųjų čia mums, vat, nes mes esame ES, tai mums yra šiek tiek paprasčiau šitoje vietoje, nes kas yra pardavėjai ne ES, pavyzdžiui, amerikiečiai, jie turi susirasti tą ekonominį operatorių, kuris yra ES šalyje ir jie turi samdyti dabar firmų visą galybę įsikūrę ir turi samdyti tą operatorių, mokėti jiems mokesčius, jie turi tikrinti jų produktus, ten, na, aprūvinti, patvirtinti, kad jie saugus ir panašiai. Ten yra daug daugiau procedūrų, mums yra paprasčiau, nes mes patys esame ES ir čia kaip ekonominių operatorių galim susivesti tiesiog patys save. Tai va tą pirmą žingsnį visi, kas Etsyje prekiaujate ir padarykit. Eikite į settings, eikite į partners you work with ir economic operator ir susiveskite save. Tada reikės koreguoti listingų prašymus. Tai va čia irgi labai įdomi dalis ir tiem, kurie turit labai daug listingų, tai bus tikrai darbelio. Įtraukti gamintojo detalės. Tai vėlgi gamintojas dažniausiu atveju Etsyje būsite vėlgi jūs patys, ar ne? Aš pats gamintojas, aš pati gaminu, išskyrus print on demand. Apie print on demand aš trumpai papasakosiu, bet išsamiau informaciją darysiu atskirai. Tai print on demand manufacturer, bet kokiu atveju, netgi print on demand atveju, tas pagrindinis manufacturer gamintojas esame irgi mes. Aš pati esu gamintoja, ne? Jie tik tai įgyventina produktą. Tai kontaktinė informacija ir produkto saugumo įspėjimai, ne? Tam tikros formuluotės. Tai vėlgi, pavyzdžiui, ten elementariu atveju kažkokių drabužių galima rašyti ten product safety warnings arba instructions, dvitaškis ir for adults. Tiesiog suaugusiems, ar ne? Jeigu yra kažkokių kitų specifinių dalykų susijusių su produktu, ten, pavyzdžiui, kažkas galbūt su kvapais ir panašiai, tai reikia tą specifinę informaciją surašyti. Print on demand, pavyzdžiui, Printfulas ir Printify'us, jie duoda tas formuluotės prie kiekvieno produkto. Yra formuluotės, ką būtent šitos vietos yra įrašyti, tai šiek tiek jau jie padarė to darbo palengvinę. Bet iš esmės kiekvienam listinge turi atsidurti tą informaciją. Kas yra gamintojas, jo kontaktinė informacija, saugumo informacija. Tai aš kai pasidariau vakarą vieną listingą, taip jau išsidirbau normaliai, tai pačiame gale tokius dėjau taškiukus, brūkšniukus ir ten parašiau official information, ten GPRSR ir related information, ten safety, va tas warranty ir susirašiau tuos dalykus. Tai realiai tą darbą reikės pasidaryti ir šitą susidėti ant visų listingų. Tai kas turite kelis ar keliolika, tai bus paprasčiau, kas turite keliasdešimt arba kelis šimtus, tai na, visgi reikės pasidaryti, nes jeigu bus nepadaryta ir tą aptiks, tai gali būti bėdelių. Bet, aišku, dabar kiek yra prekeivių prekiaujančių ES, tiek pačio ES ir ES ribų, kurie prekiauja į ES, milijonai. Tai vat klausimas, kiek čia dabar purtys, ką ir dės kažkokias baudas, tai tas pats kaip su duomenų apsaugos reglamentu buvo, kad, na, jis įsigaliojo, baudom grasino, bet tikrai yra iki šiol dar daug kas nesilaiko ir ten jie sėkmingai toliau dirba, tai tikrai aš nemanau, kad čia reikia labai išsigąsti dėl to, bet pamažu imtis ir susitvarkyti. Tai tas formuluotės aš irgi duosiu
Sausio mėnesį padarysiu tokį atskirą kursiuką. Jis bus Etsy klubo nariams nemokamai, tai jeigu nesate Etsy klube, prisijunkit, mokestis tikrai labai nedidelis ir tuo labiau dabar ten ir su veiklos legalizavimu yra kursas nemokamas įdėtas Etsy klubo nariams ir šitas bus, tai tikrai labai labai daug vertės jūs gausite būdami Etsy klube. O tokią bazinę informaciją čia pateiksiu YouTube visiems. O ten jau bus detalėm, instrukcijom, formuluotėm, kur įdėti, ką įdėti, kas su print on demand prekiauja, kur rasti tas formuluotės ir dar keletas kitų dalykų bus. Ir toliau, čia toksai review straipsniukas, mes iš tai eisim straipsniuką, dar su etiketėm bus reikalų, tuo viską papasakosiu. Tai vat einam į kitą. Čia kaip pridėti tą ekonominį operatorių, šitame skyrelėje aš įdėsiu nuorodas, visas aprašymė šitų skyriukų, taip pat čia add an economic operator, tai ir nukreipia iš tą skyrelį, kaip pridėti shop manager, settings, partners you work with, add economic operator, suvedamas vardas, adresas, kontaktinė informacija ir išsaugoma. Tai vat, būtinai tą pasidarykite pirmiausia su savimi, patys save. Manau, kad ten kažkokiu kitų šiuo metu pridėti ir nereikia. Nebent partners you work with, tie ne economic operator, o partnership, ar ne, tie production partners. Tai va ten irgi turi būti, jeigu kažkas jums atlieka didelę dalį darbo. Ne, va, pavyzdžiui, print on demand kompanijos arba kažkas gamina jums kokios nors ten dikliukus, kuriuos jūs po to patys piešiat, redaguojat, koreguojat, dekoruojat ir panašiai. Tai irgi turėtų būti suvesta. Ok. Ir dabar iš Seller Handbook aš įdėsiu šitą nuorodą, toks išsamesnis dar skyriukas, tai irgi mes jį peržvelgsime, tai kaip minėjau, jau jisai įsigalioja šitas reglamentas ir mes jį turime vykdyti. Kas įeina, tai realiai, čia vat, yra pilnas tas straipsnis, bet kas iš esmės įeina, tai yra visi ne maisto produktai. Tai ne maistas, ne gyvūnai ir dar ten ne kažkas, bet realiai, nes tiems, kas neįeina, tai tiems galioja griežtesnis dar reglamentavimas, ar ne, ten sertifikavimai, kažkokie etiketės ir panašiai. Visi produktai kažkokie naudojami, rankdarbiai, suvenyrai, drabužiai, dekoracijos, na, bet kas parduodama Etsyje, įeina iš tą reglamentą netgi vintažas, išskyrus vintažas virš 100 metų. Bet tai va čia su vintažu, kas pardavinėjat ir ten kokie 60-70, tai gali problemikai būti, nes vat, kas gamintojas, vat, kas ir panašiai, kas atsakingas už tą saugumą. Na, vienu žodžiu, bet viskas yra išsprendžiama, aišku, dar tie išaiškinimai bus, nes kiek aš girdėjau, yra ruošiamas tokiam kaip Q&A, klausimai atsakymai sesijai, būtent smulkiesiams, tai vadinamams mikro prekeiviams, tokiems kaip mes Etsy esam, kurie ten kažką gaminam, pardavinėjam. Nedideliems verslams, tai klausimai atsakymai ir jie atsakinės praktiškai, kaip įgyvendinti, kaip ką daryti, tai būtinai pasidalinsiu tą informaciją, kai jinai bus, bet dabar ką turime šiandien žinoti ir pasidaryti šiandien, ar ne? The GPSR may apply to you if you're what the GPSR refers to as a trader, which may include businesses or professional sellers. Tai trader ir yra verslai ir pardavėjai, tie, kurie parduoda tam, kad uždirbtų. Tai iš esmės, net jeigu pardavinėjate rankdarbius ir ten per mėnesį parduodate 2 Etsyje, tai jūs esate trader. Ne? Tai vis tik mes į tą sąvoką įeiname ir šios jau neišsisuksim. Taip, ir tie, kurie parduoda ES ir Šiaurės Airijoje. Tai Šiaurės Airija kaip ir yra Jungtinės karalystės dalis, bet į šitą reglamentą irgi papuola. Taip pat gamintojai, importuotojai, distributoriai ar ne, platintojai produktų, tai čia gal ne su Etsy labiau susiję, bet jeigu kažką importuojate, kaip didmena, prekiaujate iš Lietuvos į ES, jums galioja, jeigu gamybą užsiimate ir ten kažkas perperka iš jūsų didelį kiekį Vokietijoje galioja, jeigu distribucija, platinimu atstovaujate kažkokį prekinį ženklą kitos šalies, bet prekiaujate Lietuvoje ar kitur ES, irgi galioja. Taip, ir čia toksai Etsy nusiėmimas irgi yra, since Etsy is unable to advise whether or not this applies to you, you may want to consult a legal professional with further questions. Tai reiškia, Etsy rekomenduoja pasikonsultuoti su teisininkais ir šito klausimu pasitarti, jeigu nesate tikri, kad čia jums galioja ar ne, bet aš tikrai pasakysiu, kiek jau praklausiau informacijos.
iki šio video tai tikrai visiems mums galioja, bet pasitarti su teisininkais čia labai įdomi dalis yra, nes daug dalykų tokių, kaip ką daryti, visur pasitarkit su teisininkais, pasitarkit su teisininkais. Tai dabar įsivaizduojat, moteris, kuri neria žaisliukus, samdosi teisininką, pasitarti su teisininku ir parduoda ten per metus 300 žaisliukus. Na, tokia tikrai labai atrodo nelogiška ir nesąmonė, tai besiruoždama tam kursiukui aš susirasiu iš teisininkų pusės, kas galėtų šitą klausimą man pakonkretizuoti, ką aš pasiruošiu ir aptarti, ir aš tikrai gerai paruošiau, galbūt ir įtraukti kažkokį tai pokalbį, išaiškinimą ir supaprastinimą, nes tikrai tikiu, kad tų supaprastinimų mums visiems bus ir mums paprašiau šitus dalykus daryti, tai įtrauksiu į tą būtent kursiuką. Investuosiu iš savęs, sumokėsiu, bet kad būtų aišku ir kad galėčiau šitą informaciją, na, tą jau kaip tą, ką pasidaryti pažingsniui tame kursiuke, kad tikrai ta būtų informacija patikima. Ir vat jį rašo, we expect the European Commission to provide more guidance on compliance for small and medium businesses and micro enterprises in the near future. Vat ką ir pasakiau, kad jie tikisi, jie irgi tikriausiai girdėjo ir žino, kad Europos komisija ruošia ir dalinsis tą informaciją būtent mažiems vidutiniams verslams ir micro enterprises, tai va tie mikro selleriai, mikro pardavėjai, tokie kaip, na, dauguma Etsy pardavėjų ir yra. Etsy will update this page with relevant information as it's available, kol kas dar ten nepatikslinta. Dabar daug dalykų šituose punktukuose yra ir dar noriu papasakoti, bet tas dabar pagrindiniai reikalavimai, tai yra turėti tą responsible person, atsakingą asmenį. Tai tas atsakingas asmuo turi būti Europos Sąjungoje, tai jeigu pardavėjas yra ne Europos Sąjungoje, jie turi tą reprezentative turėti Europos Sąjungoje. Mums nereikia, mes galim patys būti. Taip, GPSR must have an EU or Northern Ireland-based economic operator as a responsible person. Tai va čia mes ir esame patys, tai kaip minėjau, save susiveskite. Taip, toliau, čia gal nereikia. Taip, listingo informacija. Kas yra svarbu dabar dėl pačių listingų? Etsy atsakomybė dėl šito GPSR yra tai, kad jie užtikrintų, kad listinguose šitą informaciją bus. Tai jeigu jie pamatys, kad tos informacijos nėra, aišku, nežinau, kokios jų galimybės tikrinti tuos listingus rankiniu būdu, tai tikriausiai neįmanoma, nebent jie paims, kaip sakau, random kažkokiu burtų keliu ištrauks ir kažką patikrins ir tada, kaip, žinot, būna atpirkimo ožys, kažką nubaudžia ir visi kiti susima. Tai ar kažkokį botą susigalvos, kur ieškos tam tikrų žodžių, nežinau. Bet iš esmės mes turim pasidaryti. Tai yra, kaip ir minėjau, vardas, registruotas tas registered trade name or registered trademark of the manufacturer, tai yra gamintojo pavadinimas, ar ne, kas pagamino šitą daiktą, tai ar kažkokia įmonė, ar jūs patys, ar ne. Taip pat postal address, pašto adresas, e-mailas, kuriais būtų galima susisiekti. Ne? Tai aš tą rekomenduočiau daryti pačio pabaigoje listingo. Taip, taip pat, kur pats gamintojas, ar ne, tas yra irgi įsteigtas jo adresas, jo kontaktai, to responsible person, tai va čia jeigu where the manufacturer is not established in the EU. Tai šitas punktukas galioja tiems, kurie ne Europos Sąjungoje pardavėjai yra, tai jums šitas lietuviams negalioja. Tai jie turi nurodyti tą save kaip gamintoją ir dar tą responsible, tą atsakingą. O mes, kadangi esam patys ir tas, tai tik tai save ir nurodo. Information allowing the identification of the product, including a picture of it, its type and any other identifier. Tai čia jau mes kaip ir darome šitą, ar ne, yra produkto nuotrauka, aprašymas, detalės mūsų listinguose, ką jau mes ir mokam daryti ir darom. Any warning or safety information to be affixed to the product or to the packaging or included
in an accompanying document in a language which can be easily understood by consumers. Safety information is required by union law. This could, for example, include instructions for safe use or safety risk warnings. Čia yra šitą įdomi dalis, čia jie suplakė tokį vieną, bet iš esmės, kiek jau įsigilinau, tai yra taip. Tame pačiame listinge saugumo informacija, tai reiškia, jeigu kažkoks basic dalykas, tai ten galima rašyti for adults. Jeigu vaikams, tai saugumo informacija, kaip naudoti su tėvų priežiūra ir panašiai. Jeigu kažkoks, tai tas daiktas ten įdomesnis ar ten stiklinis, kad naudokite atsargiai, kad nesuduštų ar ne, tai, žodžiu, ta informacija turi. Galima panašyti, čia ChatGPT pačią paklausti, kaip paprašyti tą safety information Etsy listingė tokiam ir tokiam daiktui ir tikrai patars. Kas naudoja print on demand, tai print on demand yra padarę jau šitą sąrašiuką, ką ten daryti ir ten netgi su visokiais kodais galima įrašyti ir panašiai. Bet čia yra dar įdomu dalis tai, kad šita informacija saugumo, jinai turi būti ir ant produkto, siunčiant produktą. Tai reiškia, kad mes pakuojame produktą, tai turi būti įdėta ta informacija, saugumo, aprašymas, produktas. Dar aš nežinau, ar čia bus ar ne FAQ, bet galiu iškart papasakoti, kad produktas turi turėti savo pavadinimą, serijos ir produkto numerį. Tai reiškia, jūs turite vesti kažkokį dokumentą savo kompiuterį ar kažkam žurnale, kada jūs tą produktą pagaminot, kokia jo yra serija, koks jo ten yra numeris ir kokios priemonės naudotos ar ne, iš kažkokių šaltinių dėl saugumo. Tai reiškia, jeigu kažkas kreipiasi ir paprašo informacijos, jūs pasižiūrite seriją numeris pas save failiukę ir galite nurodyti, kokias ten priemonės naudojate ir panašiai, nes gali pasikreipti tokios informacijos. Tai iš esmės turim dabar serijuoti, numeruoti savo produktus ir kažkokį tą katalogėlį vestis. Tai šiaip tai gamyboje šitie dalykai apskritai, aš kiek esu dirbus ir banko pusėje su gamybininkais, tai čia yra tas vadinamas savaime suprantamas dalykas, kad gaminant produktą yra tie dalykai dokumentuojami, ar ne? Rankdarbininkams yra, padariau, pagaminau, išsiunčiau, supakavau gražiai viskas, ar ne? Bet ir rankdarbininkai iš esmės yra gamintojai. Bet tai, neturėtų šitą informaciją apkrauti labai mūsų, ar ne, nes, ir ta reikšmė mūsų, kokia yra apskritai gamybos ir eksporto visoje rinkoje, labai labai nedidelė. Bet mes turėsime pamažu prie šito prisitaikyti. Tai va tame kursiuke šitą informaciją irgi bus. Aš pateiksiu kaip, paprastai duosiu failiukus, kur ten galima vestis, ką susirašyti. Jeigu kažkas gaminama ne vienetinio, tai aišku, tas produktas, pavyzdžiui, užsigaminau vienu metu kažkokį, tai va ta turės seriją ir tą numerį, ar ne, tą patį, ten galbūt jūs 100 tų produktų turit. Ne kiekvieną ten numeruoti atskirai, bet jeigu yra skirtingi produktai, jie turės savo numerikus turėti skirtingus. Šiaip tai, versle taip didesniam visur taip vyksta, bet, ir mes tikriausiai būsim priversti tą daryti. Tai vat aš pasistengsiu kuo paprasčiau viską sudėlioti, kad jums nereikėtų tos sistemos kurti patiems. Sukursiu ją pasikonsultavus su kažkuo, kas yra, galėtų man ekspertiškai padėti šitoje srityje. Mes sukursim tą sistemą kuo paprastesnę, kad, tas siaubas baubas neatrodytų toks siaubas baubas. Bet vienas dalykas yra toks biškis siaubas baubas, bet irgi aš pabandysiu paprastinti, bet visi šitie dalykai atrodo, kaip ir sprendžiame, bet vėlgi taip yra papildomas darbas, ką mes turim daryti ir daugam yra tai nefaina, nepatogu, bet kaip yra, taip yra. Kad tos etiketės, kurias mes dedam ant produktų ir siunčiam, jos turi būti, bet čia ir parašyta, easily understood by consumers. Tai reiškia, jeigu produktas yra siunčiamas į Prancūziją, ta informacija turi būti prancūziškai. Jeigu mes siunčiam į Ispaniją, ta informacija turi būti ispaniškai, nes žmogus gali nekalbėti angliškai ir jis nesupras, ar ne? Tai va šitoje vietoje truputėlį įdomiau yra ir vėlgi kaip tą dalyką daryti, tai reikėtų kažkaip spausdinti, lipdukus daryti. Aš jau planuoju įsigyti tą termo spausdintuvuką. Jau seniai planavau, dabar dar stipriau jau noriu, nes ir etiketės galiu tada spausdintis, dabar paprastus spausdintuvus spausdinu, bet galima shippingo etiketės, bet galima ir šitas etiketės spausdintis bus su tuo ir ant kiekvieno produkto tiesiog užklijuoti. Arba spausdinti ant lapo, iškirpti ir įdėti tiesiog paprastą informaciją tokiu būdu. Tai aš pasitelksiu ChatGPT.
aš pasidarysiu aprašymus to saugumo, produkto informacijos saugumo, aš pasidarysiu angliškai. Ir jeigu aš matysiu, kad pirkėjas yra iš ten, nu, kažkokios Portugalijos, aš įmesiu į ChatGPT ir paprašysiu išversti į portugalų kalbą, įmetu tą tekstuką angliškai, portugališkai ir siunčiu. Tai prasme, na, va tokiu principu. Ne iš karto ten visom kalbom pasiruošiu visiems, bet tuo metu, jeigu matau tas užsakymas, tai spausdinu etiketę shippingo ir spausdinu tą informaciją. Tiesiog įprasti papildomą dar lipduką atsispausdinti. Tai va tokiu principu aš planuoju išspręsti, pasikonsultuosiu, ar tai geras metodas. Manau, kad tikrai geras, svarbu, kad tai tikrai būtų. Ir, na, tokiu būdu ir susitvarkysim. Tai dar tokia vat interpas, kad nepamirščiau, nors ten pradžio ar pabaigoje, tai ką jau pradeda gąsdinti visi šitie dalykai, ir galvojat, o ne, gal aš tada ES neprekiausiu, ten tik tai Ameriką uždedu. Tai yra kas jau daug klausiau ir skaičiau, kad nuima ES, tai neprekiaus, pavyzdžiui, amerikiečiai ES, Etsy neprekiaus, nuima ES, ištrina iš shippingų profilių. Ir arba atšaukia, pavyzdžiui, prekiauja, bet kai kažkam neina nuimti, pavyzdžiui, anglam, jiem neina nuimti Šiaurės Airijos, ar ne, nes automatiškai tai gali tada atšaukti tą užsakymą, jeigu krito atšaukti tiesiog. Tai, tai pasakysiu taip, atlaisvės vietos konkurencijoje. Tie, kas susitvarkysim, vieni pabėgs iš šitos rinkos, iš ES, tai yra neprekiaus į ES, bet mums esantiems ES, kurie mes prisitaikysim prie šitų reikalavimų, mums atlaisvės vietos. Tai reiškia mažiau konkurentų. Ir tie, kurie ir čia, sakykime, ES nuspręs neprekiauti ES, tik prekiauti tik į Ameriką, pavyzdžiui, tai ES vis tiek naudos elektroninę prekybą. Tai reiškia, mes galim turėti didesnius pardavimus. Ir, na, iš pirmo karto, kai aš išgirdau šitos dalykus ir pradėjau pasigilintis, aš tikrai užsusėmiau už galvos ir galvoju, o ne, bet kuo toliau, tuo man darėsi įdomiau ir iš tikrųjų ir galvoju paprasčiau. Tai dabar jau ta sistema pas mane galvoju guli. Dabar mano žingsnis yra pasitarti su teisininku, kuris specializuojasi elektroniniai prekyboje. ES, ten elektroninės prekybos teisė, nežinau, kaip vadinasi, pasitarti ir aptarti tą mano sukurtą sistemą. Aš ją susidėliosiu, pasitarsiu, išsigryninsiu, kad viskas tvarkoja ir tada viską jums sudėliosiu. Ir tikrai tai nebus grandiozinis darbas, tai bus tam tikras darbas, kurį reikės pasidaryti vienu kartu. Tai yra ten updatinti listingus, tam tikrus dalykus, ar ne, tą etiketę susikurti. Ir kitas darbas, kita sistema, tai jau vadinu sistema, kurią reikės įprasti daryti šalia tam tikrą žingsniuką. Bet, na, aš pasistengsiu sudėlioti taip, kad tie darbai nesudarytų didelio laiko kiekio jums, ar ne, kad jūs toliau galėtumėte dirbti prie savo pagrindinių darbų, prie kūrybos, prie gamybos, ar ne, kad tai būtų papildomas žingsniukas, kuris greitai pasidaro ir kad mes, na, nepažeidžiam tos teisės ir esame, na, to vietoje, kaip sakyti, aiškus, skaidrus ir panašiai. Taip, toliau. Ko tikėtis, tai kad jie dar pagilins šitą informaciją mažiems ir verslams ir mikro kompanijoms, tai aš būtinai pasidalinsiu. Ir va čia įrašo solution for sellers who wish to discontinue offering their digital items to Northern Ireland, dėl digital items, kad jie patikslins, bet iš esmės šitas galioja ir skaitmeniniam produktam. Tai įsivaizduot, ir skaitmeniniam produktam reikės koreguoti tuos aprašymus, nes skaitmeniniai produktai irgi papuola į tą riziką, ar ne, kad gali ten kažkoks virusas būti juose, arba tiesiog, pavyzdžiui, atsidaręs skaitmeninį produktą, gali kažkokį gauti rekomendaciją žmogus, kur tikrai bus kenksminga jo ten sveikatai ir gyvybei. Tai skaitmeniniam produktam irgi šitas dalykas galioja, tai irgi šitą vietą išsinagrinėsiu ir kaip aprašyti tą saugumo informaciją skaitmeniniam produktam. Ir čia su Šiaurės Airija, tai mums neaktualu šitoje vietoje atskirai. Čia ar tai galioja United Kingdom, tai čia viską ir išaiškina, kad taip, jeigu prekiauja Europos Sąjungoje, čia jeigu selleris prekeivis yra Amerikoje arba kitoje rinkoje už Europos Sąjungos ribų, ar tai galioja, tai taip galioja, jeigu jis prekiauja Europos Sąjungoje. Dabar, kas atsitiks, jeigu mano produktai nebus suderinti, netitiks tų GPSR reikalavimų?
Tai if a product is subject to GPSR but does not meet its requirements, the product may be considered a dangerous product. Tai reiškia, kad jeigu jis netitinka tų reikalavimų, jeigu nėra tos informacijos, nėra etiketės, ar ne, tai jis bus laikomas kaip pavojingas produktas. Tai įdomu, ar ne, kaip ten servetėlė ar pledukas gali būti pavojingas, bet, na taip, mes turime padaryti tą darbą. Tai gali įtakoti, kad, pavyzdžiui, ES arba na, ta Šiaurės Airijos institucijos imsis tam tikrų veiksmų, gali uždėti baudas, gali uždrausti prekiauti, liepti pašalinti produktą iš rinkos. Jeigu ECI gaus tokį pranešimą iš tų atitinkamų institucijų, kad jūsų produktas yra nesuderintas, netitinka tų reikalavimų, jie imsis atitinkamų veiksmų, kurie gali būti listingo pašalimas ir arba visos parduotuvės, viso akaunto suspendavimas. Tai, vat, vienu žodžiu, nejuokauti reikėtų. Jeigu produktas yra šitos vietos dar kol kas nesuprantu. Subject to such corrective action by the relevant market surveillance authority of EU member state. This will be published in SafetyGate, the EU rapid alert system for dangerous non-product, which could lead other authorities to require similar actions in their jurisdiction. If you have reason to believe that a product you placed on EU market is a dangerous product, you must immediately. Tai jie patalpins tam tikroje sistemoje, jeigu jūsų produktas bus pripažintas kaip nesaugus, tai jie patalpins tam tikroje sistemoje ir čia galima bus reikalauti jį išimti, paaiškinant, sudėliojant informaciją, informuoti klientus ir atšaukti tą produktą iš rinkos, ar ne, kad, sakykime, produktas pripažintas pavojingu, jau kažkas nusipirko, tai reikės susisiekti su tais klientais ir susigrąžinti tą produktą atgal, grąžinant jiems pinigus ir panašiai. Tai va čia tokia, na, aš nemanau, kad mus kažką šitas dalykas palies, netikiu, kad jūs prekiaujat pavojingais produktais ar jais prekiaus. Tai mums tiesiog reikia formaliai viską susitvarkyti. Taip, kas jeigu produktas sukelia kažkokį atsitikimą, atvejį, nelaimę, tai, na, čia vėlgi nemanau, kad tai nutiks su kažkokio produkto, bet vėlgi tas Safety Business Gateway reikia informuoti, registruoti ir panašiai tokius įvykius. Can you provide more information on responsible person? Tai va čia apie tą atsakingą asmenį, ką jisai turi daryti, tai mes ir esam tas atsakingas asmuo, maintaining the product's technical documentation, tai kad produktų techninė dokumentacija, iš ko jis, kada jis pagamintas, iš kokios yra medžiagos, iš kur jos yra. Ir tą dokumentaciją vesti ir ją pateikti institucijoms, jeigu jos paprašo. Užtikrinti, kad produktas atitinka tuos reikalavimus ir turi tokią informaciją. Bet produkto tipas, koks tai produktas yra, batch, tai yra tas, na, batch or serial number, tas yra, na, to serijos gamybinis numeris. Gamintojo vardas, registruotas prekinis ženklas, jeigu jis yra, ir kontaktinė informacija, aiškus instrukcijos ir saugumo informacija in a language which can be easily understood by consumers. Ta kalba, ar ne, suprantama klientui. Ir informuoti, jeigu įvyko kažkokiu atsitikimu pavojingų, ar ne, klientams ar kažkam su tuo produktu. Ir kooperuoti su atitinkom institucijom, jeigu jos, na, jūs su jumis susisiekia. Čia aš tai abejoju, kad čia tokiu atveju apskritai bus, na, su kažkokiais tai galbūt rimtesniais ar didesniais tikrai gali būti. Ir daugiau tokių atvejų ir ten tikrai bus įvykių įvairių, bet, na, su ECI versliukais aš netikiu. Bet jeigu tai būtų, tai taip mes papuolame po tuo visų reguliavimu. Ir toliau žiūriu, ar dar kažkas čia svarbu. Taip. Kokie produktai neįeina? Tai vat, medical products for human and veterinary use, tai medicinos produktai žmogui ir gyvūnams, maistas, feed. O kas yra feed, nežinau.
Maistą čia pašarai gal. Living plants and animals, gyvi augalai ir gyvūnai, animal byproducts and derived products, plant protection products, pesticidai, čia nu, tikrai ne ECI tokie produktai yra. Equipment on which customers ride or travel, tai įrenginiai, ant kurių važiuoja, keliauja, aircraft, oro skraidymo įrenginiai ir antiks, antikiniai virš 100 metų, ar ne, kolektorius. Tai realiai visi šitie produktai apskritai jais ECI neprekiavo. Maistu tai ten prieskoniai, kažkokie kiti dalykai, tai taip, bet tai yra tas reguliavimas jau jis yra ar ne griežtesnis dėl saugumo, bet iš esmės viskuo, kuo mes prekiaujame ECI, papuola. How should I distinguish between antique and second-hand product? Tai taip, antiques, tai kiek mes žinome, vintažas ECI yra virš 20 metų, iki 20 metų senumo daiktais apskritai ECI negalima prekiauti, o antiques laikoma, kad tai yra virš 100 metų antikiniai daiktai. How can I know if my item qualifies as collector's item or work of art? Tai čia jau apie kolekcinius daugiau. Taip, dar žiūriu, kas čia svarbaus yra. Mhm. Ar galioja digital produktams? Tai taip, galioja, tai čia jau, na, irgi ta info viskas lygiai taip pat, tik tai dėl tų pačių formuluočių aš irgi pateiksiu kursiuke, kaip kokias formuluotės galima būtų rašyti digital produktams dėl saugumo. Čia ar galima išjungti vat, būtent produktus neparduoti Europos Sąjungoje, tai sakykime fizinius taip, bet digital neina išjungti produktų. Ir jeigu, pavyzdžiui, nesusitvarkę esate ir matot, kad nupirko skaitinį produktą, sakykime, Ispanijoje, jį galima tiesiog daryti cancel order. Ar ne? Jie tą rekomenduoja. Neina ECI to susitvarkyti šito vietoje. Will ECI close shops that do not comply with GPRSR if a product is subject? Ir jeigu pripažintas, jeigu jam galioja reikalavimai ir jis pripažintas kaip nesaugus ir gautų čia pasikartoti informaciją ir gautų reikalavimą iš atitinkamų institucijų, ECI jį ištrintų arba uždarytų parduotuvę. Taip, ar cancelled sales, o čia svarbu, ar atšaukti užsakymai įtakoja Star Seller ir Consumer Service statistiką, tai jie nesiskaičiuoja į tuos reikalavimus. Jeigu atšauktas, tai jisai tiesiog atšauktas, jis nesiskaičiuoja, nekenkia jūsų parduotuvės raudomumui. Taip. Ok, viskas lyg ir tiek, kiek peržiūrėjau tą informaciją, kurią buvau pasiruošusi. Dar liko detali su print on demand informacija, ką daryti, kur dėti. Ir aš vakar skyriau laiko susidėlioti pati tą informaciją listingę. Persidarysiu visus listingus, kas susijęs su mano produktais, bet kaip minėjau, sausio pradžioje pradėsiu tą kursiuką, jisai bus kelios, ten bus pamokos ir instrukcijos ir failiukai jums sudėti, etikečių pavyzdžiai, kaip pasidaryti, kur galėsite paimti, nusikopijuoti, įsirašyti ten savo vardą, savo adresą, pagal skirtingus produktus, kiek mes pririnksim pavyzdžių, sudėliosiu tas formuluotės, kur ieškoti informacijos, jeigu su print on demand nuorodos, kur jos yra ir panašiai. Tai va šituose vietose jau ir pasitarus su kažkuo iš teisininkų, tikriausiai, kas užsiema elektroninę prekybą, elektroninės prekybos rytis yra, tai pasikonsultuosiu, ar viskas ok, ir tada tą informaciją jums visiems duosiu. Tai kviečiu jungtis į ECI klubą, palieku nuorodą irgi aprašymę, jau dabar ten yra apie veiklos legalizavimą, kas irgi labai yra svarbu, apie individualią veiklą, ir turėsime ekspertę, kuri dabar ruošia įrašus ir turės tą informaciją iš ekspertinės pusės, turėsime pokalbį su ją, klausimų atsakymų sesiją, tai manau, kad šitie du dalykai, kurie yra labai labai svarbus ir daugam yra siaubas baubas, yra tikrai vertingi ir verti, dėl ko turėtumėte ateiti į klubą, jeigu dar jame nesate. Tai visas nuorodas palieku aprašyme, būtinai prenumeruokit šį mano kanalą. Tokios ir smagesnės ECI informacijos bus čia dar daugiau. Iki.